Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Iš Sauliaus į Paulių. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Apaštalų 9 skyrius, 6 eilutė. Nuostabiame Pauliaus atsivertime matome stebuklingą Dievo jėgą. Jėzus, kurio vardo jis nekentė ir niekino labiausiai iš visų, atskleidė save Pauliui, norėdamas pakeisti jo beprotišką, tačiau sąžiningą karjerą, kad jis galėtų šį nieko gero nežadantį įrankį padaryti rinktiniu indu, nešant Evangeliją pagonims. Dangiška šviesa apakino Paulių, tačiau Jėzus, didysis aklųjų gydytojas, neišgydė jo. Jis į Pauliaus klausimą atsakė: kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jėzus ne vien tik galėjo išgydyti Pauliaus aklumą, bet atleisti jo nuodėmes bei apibūdinti jo pareigas, apibrėžiant ateities kelią. Nuo Kristaus turėjo tikėti visa galia ir malonė, bet jis nedavė Pauliui paskirimo jo atsivertime į tiesą, nepriklausomai nuo neseniai jo įkurtos bažnyčios žemėje. Nuostabi šviesa, sutikta Pauliui, pritrenkė ir suglumino jį. Jis buvo visiškai palaužtas. Šio darbo joks kitas žmogus negalėjo atlikti už Paulių, tačiau Kristus kiekvienam savo tarnui turi numatęs ypatingą darbą. Jėzus nurodė jam kreiptis į jo tarpininkus bažnyčioje, gaunant tolimesnį jo pareigos pažinimą. Taip jis pripažino jo įkurtos bažnyčios autoritetą ir teisės. Kristus atliko savo darbą apsireikšdamas ir įtikindamas, ir dabar Paulius turėjo mokytis iš tų, kuriuos Dievas paskyrė mokyti tiesos. Kristus pasiunčia Paulių pas savo išrinktus tarnus, taip susiedamas jį su savo bažnyčia. Tie patys žmonės, kuriuos Paulius norėjo sunaikinti, turėjo tapti jo mokytojais tos religijos, kurią jis niekino ir persekiojo. Pas Ananiją buvo atsiųstas angelas, liepdamas jam nueiti į namus, kur Saulius meldžiasi dėl to, ką jis toliau turėtų daryti. Kristaus vietoje Ananijas palietė Pauliaus akis, kad jos atgautų regėjimą. Kristaus vietoje jis uždėjo savo rankas ant jo ir meldėsi Kristaus vardu, ir Saulius gavo šventąją dvasią. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.